Mielos damos, merginos, mielos sekėjos, šiandien siūlau pasidaryti, jau seniai nedarėme tokį dėlionę, jo mintis, jausmai ir veiksmai. Jo mintis, veiksmai, jausmai. Paimkime kokį laikotarpį, nes vis tiek mums reikėtų gal artimiausią, tokį laikotarpį mėnesio laiko, ką jis ketina daryti arba išvis ketina ką nors daryti. Dabar galvokite apie savo artimą žmogų, antrąją puselę, apie tą, kuris jums yra svarbus. Ir mes padėliosim. Taip, jo mintis, jo jausmai ir veiksmai. Taip, truputėlį pakelsiu, kad matytumėte. Ir patarimas jums. Taip, taigi jūsų artimo žmogaus, mylimo žmogaus mintys. Visų pirma, galima teikti, kad bendroji energija, nes santykių energija yra labai pozityvi. Pas mus iškrito viduryje korta širdis, kuri kalba apie tokią tendenciją, signifikaciją, šitų santykių. Tai be abejonės labai emocionalų santykiai, be abejonės šitose santykiuose yra jausmai, jau pati korta kalba apie tai, jo labiau jį iškrito į jausmų tą liniją. Ir tie jausmai yra, galbūt kažkam tai yra tik santykių pradžia, mintis, pasižiūrėkite, mintis iškrito tokias viršutinės, viršutinė linija. Jo mintis yra, ir tokios sunkios, sunkesnės, galbūt yra tam tikrų apribojimų, galbūt kažkas dabar šiuo metu nėra kartu, skiria jūs kažkoks tai, distancija, galbūt jis išvažiavęs dabar, galbūt jūs gyvenate skirtingose šalyse, skirtingose miestuose ir tas tikrai jis apie tai galvoja ir norėtų, sutrumpinti tą distanciją. Jeigu kažkoks buvo atšalimas tarp jūsų, galbūt konfliktas, galbūt kažkaip jau seniai nebendravote, tai irgi apie tai jis galvoja ir nori paimti, taip sakant, valdžią į savo rankas ir nori save parodyti, galvoja ir apie save, taip jo mintise jis pats, kad, jau atėjo, jam tas laikas, kai jis supranta, kad jeigu aš nieko nepadarysiu, šita mergina, šita moteris juo labiau nieko nedarys, nes jį tokia irgi užsispyrusi, ir jis irgi masto, kaip man tą ir savo ego, kažkur tai nugalėti ir padaryti tą pirmąjį žingsnį, kad vėl atkurti tą ryšį, kad jūs galėtumėte kuo greičiau susitikti, kad vėl būtų tas ryšys, be abejonės. Tai čia jeigu netgi jūs ir nesate išsiskyrę ar toli vienas nuo kito, kažkoks tai barjeras yra ir jis apie tai galvoja ir norėtų, kad tas barjeras kažkaip nugalėti. Ir tas barjeras, tos problemos gali būti susijusios arba su tam tikrais žodžiais pasakytais netinkamu metu, arba kažkaip tas tiesiog bendravimas vienu ar kitokiu atveju, kai jūs susitikote, nuėjo ne taip, kaip norėtųsi. Ar jausmai yra? Tikrai jausmai yra mūsų linijoje, jausmų linijoje iškrito ir gandrai, tai yra šeimos, paukščiai ir širdis ir santykių korta, tai be abejonės, čia daugiau pasakysiu, žmogus ne tik turi labai tokius jausmus jums, bet jis labai rimtai yra nusiteikęs į jūsų santykius, norėtų, kad tie santykiai būtų oficialūs, būtų
rimti, kad jūs galbūt kartu pradėtumėte gyventi, kad tie santykiai jūsų pereitų į kitą lygį. Sakykime, tiems, kurie jau susitikinėjo ne pirmus mėnesius, ne pirmus metus, sekantis žingsnis, galvojimas apie jau galbūt sužadėtuvės, arba aplamai vyrukas galvoja apie tai, kad kažkokį tai dovanėlį jums padovanoti. Kitiems, jeigu tai yra tokie santykiai, kurie tik savo kelio pradžioj, jau vėlgi antroji jūsų pusė galvoja apie tai, kad reikia taip sakant, oficialiai viską padaryti, kad visi žinotų, kad mes kartu, statusas būtų pakeistas, Facebook'uose ir visur kitur, kur būtų aiškiai matyti, kad mes esame pora. Tai jausmai tikrai yra labai labai stiprus, labai rimti. Veiksmai. Su veiksmais, kaip labai dažnai būna, pas vyrus yra taip sudėtinga. Sudėtinga dėl ko? Jis vis dar, nepaisant tų labai labai stiprių savo jausmų, jis vis dar dvejoja, abejoja. Galbūt tos dvejonės, abejonės būtent iš vienos pusės gali kažkaip, būti susijęs, kad jis ir pas toks truputėlį užsispyręs, ypač jeigu jūs yra tam tikri iššūkiai, arba kažkaip pasipykė, jis vėlgi jam padaryti tą pirmą žingsnį yra, tikrai iššūkis, nes jis, žinot, tai irgi turi savo aš, savo ego ir kaip aš čia pirmas turėsiu atsiprašinėti ir panašiai. Galbūt yra tam tikrų minčių, kad kažkaip praeitis gali jums trukdyti, kai kurioms gali čia sužaisti, kad vis dėlto tas vyras, jūsų antroji pusė gali, tai paviduliauti jūsų praeities, gal kažkaip pamatė jūs su buvusiu vaikinu arba su buvusiu vyru, ir tai, kad jūsų santykiuose kažkaip tai kažkokiu tai būdu figūruoja dar tas buvusysis, dar ta praeitis figūruoja, irgi gali būti jam toks kaip stabdys, abejonės, dvejonės, nepasitikėjimas, bet ir būtent tai emocijos tokias žaidžia, tos emocijos susijusios su tuo. Bet žinokit, paskutinė korta gražiausia, čia iškrito, tai yra puokštė, tai tikrai galbūt ne iš karto, mes čia sugalvojam mėnesį kažkur, tai mėnesio laikotarpį, tikrai, sakykime, ne per pirmą, kažkam ir ne per antrą savaitę, bet mėnesio pabaigoj kažkur tai turėtume tikėti, kad vis dėlto pasiryš ir ateis pas jūs, ar parašys tiems, kurie visiškai dabar nebendrauja, arba kažkaip aktyviau save parodys savo jausmus, ateis su tokia dovanėlė, pakvies į pasimatymą, tikrai vis dėlto neiškęs, nes jis labai labai prisirišęs prie jūsų, jis labai apie jūs galvoja. Ir tas tavo trauka tikrai yra ir, jis nugalės save, nes savo kažkokius tokius principus vidinius ir jis vis dėlto parodys tą pirmąjį žingsnį. Ir jeigu taip nagrinėti, praeityje tikrai buvo kažkokie tai, sakykime, stabdžiai, kažkoks pokytis, kažkoks įvykis, kuris privedė prie to, kad jis pradėjo taip kažkaip, dvejoti, abejoti ir kažkokios tai antrinės tokios mintis atsirasti, Dabar jis, kaip minėjau, jis tikrai myliai, tikrai labai ilgisi, jeigu jūs nesimatote, nes ir nerašot vienas kitam arba esate skirtingose miestuose, yra atstumas tarp jūsų, jis tikrai jaučia tą ilgisi, labai jūsų jam trūksta, pasiilgo tokio yra intimumo ir ateitis, kuri mums labai labai čia vaizdžiai viską parodo, kad jūsų sugalvotas vyrukas, jūsų antroji pusė, mylimas žmogus, jis ateina pas jūsų rimtų tokių gražių pasiūlymų, su dovana, su pasiūlymu susitikti, su pasiūlymu būti tikra pora. Tai sveikinu jūs nuo tam tikrų, problemų, jūs ateinate į labai labai gražią tokią sąjungą,
ir tikrai jis pasirodys. Korta patarimas jums, iškrito paukščiai tai irgi poros korta, tai kalba, ir jeigu toks pasiūlymas būtų, sufleruoja kortas, tikrai būkite kartu. Korta yra komunikacijos korta, todėl kalbėkitės, aiškinkitės, kažkaip nesislėpkite, bandykite išsiaiškinti vienas kito poreikius, ir jeigu jaučiate, jeigu jums kažkas nepatinka arba kažkokias dvejonės jūs turite, kalbėkitės ir bandykite irgi ir jį, taip sakant, išprovokuoti, pakalbėti, kad jis tas visus, rūpesčius, abejonės, ypač jeigu tai yra abejonės dėl jūsų buvusių kažkokių tai santykių, kur jis jaučiasi galbūt neužtikrintai, ar jūs jaučiate dar jausmus buvusiam, ar nejaučiat, ar dar kažkas tarp jūsų yra, ar nėra, kad visos šitos abejonės per pokalbį, per komunikaciją, per bendravimą jūs galėtumėte visas tas debesis išsklaidyti ir viską jam paaiškinti, kad jis, tiesiog negyventų tokiuose dvejonėse. Tai buvo bendroji dėlionė. Jeigu jums norisi sužinoti individualiai apie save, kviečiu jūs rašyti man individualiai, asmeniškai. Visus kontaktus paliksiu šio video aprašyme, taip pat komentare. Ačiū jums už tai, kad esate mano sekėjos. Ačiū už patiktukus ir susitiksime kitą kartą. Iki.